Labai gražus dabras. Tai va paskambinu ant šito gabalo mergaitai ir jai bus užsakytas šokis, striptizo šokis, kuris užšoks Modestas, bet aš papasakosiu, kągi tu darai. Nu, okei. Palauk, draudris, nes Vaipas su komanda nesupras. Okay. Kad mokėčiau dainuoti, galėčiau su gitara va čia užplėšti. Jankevičius tai galėtų. Kamera atsuk, man atsuk. Gali? Gerai. Kadangi šiandien Valentino diena, norėčiau pasveikinti savo draugę su Valentinu iš Ukmergės. Nekeliate tavo draugį? Bytas perin. O, papa, juda Palanga. Ei, nori Palangą. Aš irgi noriu. Gerai, video kažkurį dieną visus, kaip prikepęs Palangoj. Su manteliu prižvengiam per žiauriai, ten visokių Katalinas. Tikėkimės, kad dar išeis. Katalinas. Su jūs telezipo ir sakė. Žiaurinis. Kitą dieną skaitom naujienose. Hopa, pasitė, žaidžia. Kitai skambinė? Jo, kitai. Mes tai su Jankevičiu žaidėmgi, prie mūsų Zibo studijos būdavo, tipo kašės, žinai. Tai prieš Babrauską žaidėm ir prieš Kataliną. Babrauską pirmą išmetėm, tada aš iškritau, tada Justas ir Katalinas laimėjo. Nu, bet irgi ten ant bankės jau laimėjo. Šiaip galėjome mes ten padėti. Tik niekam nesakykit, sakau gerai, nesakysi. Bet dabar, kai jau 8 mėnesį praėjo, tai ir taip gerai jiems sekasi. Galim sakyti, paskui taigi Minkė žaidėm naktį dar, su telefonu švietė kažkas prisiminė. Nekelia, ar gali gal klauso. Okei. Gal nereikėjo išduoti, kad aš šoksiu už tai, čia nieks nekelia. Hebra Maikės nenusimsiu. Nebijok. Tai gal nusim? Kažką padaryk. Mes atradom meilę kažkur. Nu, gražus palselis. Patiktų čia ne kai kuriems. Su adresatu nėra galimybė susisiekti. Nesekasi, ne? Nesiseka. Greta. Liūdna Greta šiandien. Alio. Labas vakaras. Labas. Ar su Greta kalbu? Jo. Labas, Gretuk. Tau skambina tokia emocinga Heartbeat'o linija, kuomet Valentino dienos proga mes turime tau specialų užsakymą ir mūsų šokėjas Davidas yra pasiruošęs sušokti jums šokį. Jisai šoks, o aš bandysiu papasakoti, kągi jisai daro. Ar norėtume dainos pasirinkti lyriškesnės ar daugiau su beatu? Su beatu norėčiau. Su beatu. Gal turite mėgstamiausią savo kūrinį? O ką galit pasiūlyti, gal kažką? Na, aš nežinau, tas kūrinys gali eiti nuo David Guettos iki Example, pavyzdžiui, arba Eric Prydz yra visai toks nieko. Na, davai tą paskutinį, kur sakėt. Eric Prydz. Bloodhood Gang gal ką nors? Ne, tik Eric Prydz. Okay. Eric Prydz, net žinot? Jo, Prydz, nežinau, kas Greta, jums yra šis pokalbis visiškai nemokamas. Aš noriu, kad tiesiog jūs dabar atsisėstumėt, įkvėptumėt. Man atsistoti iš jūsų. Geriau būtų, kad būtum viena. Ai, tai močiutė iš kambarį išvaryk? Išvaryk. Jo, išvaryk. Gerai. Arba jung garsiakalbį, gal močiutė irgi patiks. Ne, tai nenoriu gąsdinti močiutės. Gerai, Gretuk. Mūsų striptizo realis Davidas jau pradėjo savo judesiukus, jisai labai seksualiai su rankom mosikuoja į vieną pusę, į kitą. Jo judesiai yra gan greiti. Gal tu nori, kad jisai lėčiau kažką daryti? Gal gali garsiau šnekėti? Ar aš galiu garsiau kalbėti? Gerai, atsiprašau. Mūsų technika ne iki galo sutvarkyta. Aš noriu pasakyti, kad jisai dabar maunasi kelnes. O taip. Jis atsisega savo marškinukus taip lėtai. Aš gavau jūsų treningu. Ne, su treningu. Viršus toks, tai, džemperis. Džemperiukas. Lengvai, jisai
tokiais klubiniais judesiukais linguoja į priekį atgal, darydamas tą tokią vadinamą bangą. Susiėmė už klyno ir daro tą tokį, kaip mergina muštų per užpakaliuką, žinai, ir pats judėdamas į priekį atgal. Ir jam tai labai patinka. Patinka pačiam taip, ne? Man patinka, ne, man tai nepatinka. Aš šoktų. Litus moka šok. Man realiai norėtųsi, žinok, jisai greitai šoka, reikėtų kažko seksualesnio. Kelnes beveik maunasi jau. Greta, gal pakeičiam dainą? Nes tavo skonis kažkoks, ne kažkoks, galiu pasakyti. Ne kažką biškė. Ne seksy dance tavo skonis. Ne, tikrai ne. O jūs, jeigu aišku myliesi su draugu, tai pagal drum and bassą mylitės? Įvairiai. Greta, aš dabar tau tiesiog darau bonusą ir atrinkau dainą, pagal kurią Davidas dabar sušoks labai seksualiai. Na gerai, tai gal šoka. Ar pasakosi man, kaip šoka vėl? Jo, papasakosiu. Na gerai, klausiu. Taip. Davidas dabar savo rankomis uždengia savo akis. Lėtai praskverbia savo veidą. Jo žvilgsnis labai įmantrus, tiesiai man į akis žiūri. Jisai juda visų kūnų, daro plastinius judesius į kairę ir į dešinę. Šiek tiek veidą prisidengęs, kad neatskleistų viso savo grožio, kokį jis turi dabar. O ko prisidengęs veidą? Savo ranką. Aha, gerai. Stajaku. Šoktų. Klubai juda į kairę ir į dešinę. Jis yra labai plastiškas. Aš įsivaizduoju, kaip tu būtum palaiminta, jeigu jisai būtų dabar su tavim lovoj. Ne, tai aš tikiu, žinokit. Jis yra labai raumeningas, bet iki pergalės jam dar trūksta. Pakelia savo maikutę, parodo savo six-packą, kuris nėra visiškai... Six-packą? Taip, turi six-packą. 4 iš tikrųjų. 4 ir 1 toks. Kūnas, nu taip davo, per mažai tada. Jo trisikiukai Calvin Klein šviečia. Su K, ne su C, su K. Ar tu nori, kad jisai ir nusimaltų kelnes? Jo, nu tai iškai, jeigu taip jau šoka, tai iki galo. Davidai. Pamažu atsisega savo kelnes. Trisikiukai šviečia visokiausių spalvų. Vaivorykštės. Vaivorykštės, tu visiškai teisi. Na, tai. Ar Greta tau patinka? Man tai žiūri patinka. Visą gyvenimą laukiau, kol paskambinsit. Ok. Greta, radio stotis Zip FM radistai čia. Ja, žinau, labas vakaras. Labas vakaras. Ką veikim? Nieko, geriu arbatą ir bandau pralinksminti save kaip nors. Nu va, tai rašė Ignas, kad tave puola depresija. Kas čia per? O čia Babulkos vardas gal, ne? Jo, čia iš tikrųjų matysite, paprikolina su manim, man atrodo. Užpuolė, ne? Klausyk, tai neliūdėk. O dėl ko puola? Nežinau, žinokit, durna diena. O turi, Ignas tavo vaikinas, kaip suprantu, ar ne? Geras klausimas. Sugėdina dabar kažkas. Ne, tai gal jis dar tik tarp jūsų kažkas vyksta, ar ne? Nu, jo, sakyčiau taip. Preliudija dar tik taip. Pati pradžia neaišku, kum čia. Oi, aš nepaskaičiau iki galo. Tik neišduokit, kas jau užregistravo. Gretuk. Prisipažinsiu, kad žinau. Bet tai tu džiaugiesi, aš manau. Dabar, aišku, džiaugiuosi, aš jam dabar, kai rašysiu žinutę, sakysiu, ar žinai, kokį bairį man močiutė padarė. Depresija. Tai džiugu. Neliūdėk tada ir linkėjimai tau nuo mūsų radio stoties. Ir gero. Jau čia praliksinat mane tikrai. Ok, gero tau likusio vakaro. Bet pala, aš dar vieną tokį. Tarp kitko, Greta, tu studijuoji LKK. O, tu dieve, viską žinot jūs, nu. Tai dėl to ir sakė, 4 tipo tie six-packai, sako mažokai. O koks pas tave kūnas? Tokį paprastą tik. Raumeningas irgi labai ir savai vargstiniais trisikėliais irgi. Ne, o tu kokią specialybę ten? Jau pasakysiu, tai juoksite, žinokit. Nu, norim pasijuokti. Kokią? Socialinė pedagogika. Socialinė pedagogika, nejuokinga. Nejuokinga, rimta specialybė. Aš galvoju, koks nors štangos rovimas, o čia būtų jau juokinga. Laisvalaikio. Aha, supratau. Arba irkluotoja, kur viršus tokia V formas būtų. Pas mane tai platus labai. Platus? O tu aukšta?
Bus 1,9 m. Rimtai? Metro šiam ir prašyk. 1,68 m. Mažutė tokia, bet kompaktiška. Pusė velnio. O dažnai eini sportuot? Dabar iš tikrųjų nesinai pradėjau, tai einu 3 kartus į savaitę. Ok, mes irgi bandom. Gal susitiksim. Gal nori čia su mumis irgi susilažinti, bet jeigu praloši, reikėtų prabėgti per vieną vietą. Nuogai. Jo, mes su Modė, Jonas su Modestu susilažino, kad gegužės 1 savaitgalį fotkinsis nuogi, ta prasme, iki pusės ir kas geriau atrodys, kas... mes raumenys tikrinsim, ne ką kitą. No. Na gerai, na. Tai kas turės daugiau raumenų, tas laimės, o kas praloš, turės Pilies gatve, visiškai nuogas, apsidengęs tik tai tą savo įmantrėją dalį, prabėgti per Pilies gatvę. Žinokit, man tai atrodo, kad jūs tik tai ieško to, kas praloštų, nes aš tai tikrai praloščiau. Jeigu papus geras turi, tai manau, kad laimėtų. Jeigu tik viršų fotkinu. Jo. Ne, gal žinokit, nerizikuosiu. Nenori, ne? Bet ačiū už pasiūlymą, Viliuojant. Prašau. Tikrai susiviliojau. Super, tai tikiuosi pakeliam nuotaiką ir gerą vakarą tau. Iki. Na, gerą ir jom iki. Iki, Gretukų. Tokia. Sorry, Ignai, išdavėm tave. Sorry. Kas, o paradys tai kas, ateini čia na.